Oh my god. Nu, eis ar neis? Bus? Man taip patinka melodijos senos, kurių niekas jau neklauso. Naktį aš garsiai klausausi metalo, kai visi kaimynai miega. Man patinka taip gyventi ir nuo nieko niekada nepriklausyti. Apie nieką negalvoti ir mylėt, kai noriu aš pati. Man patinka taip gyventi, ir nuo nieko niekada nepriklausyt. Tik pati sau vadovauti ir dainuot, kaip noriu aš pati. Bravo. Kuo tu vardu? Agne. Jaudinės? Labai. Labai. Tai yra tavo pirmas išėjimas? Taip. Scena? Taip. Į tokią? Taip. Manau, ką mes visi iš tikrųjų pastebėjom, tai tavo iš tikrųjų galingą balsą. Tu turi labai stiprų balsą. Bet kai aš peržvelgiu praeitus visus sezonus, man asmeniškai, mano kriterijai yra išaugę labai aukštai, turiu kartelę. Ir tiesą pasakius, energetiškai, emociškai tas atlikimas šiuo atveju, dabar nekalbėkime apie tavo balso stiprumą, jis manęs tiesiog nesujaudino. Ir manau, kad visgi tai yra viena iš sudedamųjų dalių, kuri būtina tam, kad tu išeitum į atkrintamąsias arba į pusfinalius ir taip toliau. Tai aš džiaugiuosi, kad atsisuko, bet man asmeniškai tiesiog pritrūko iš tavęs energijos, emocijos. Tu savo tokiu galingu balsu padarai vieną dalyką. Išgazdinai savo širdutę. Ir kai tu užriaumojai, parodai savo tikrai galingą balsą. Ir klausą turi, bet nuo to garso pasislėpia tavo jausmai ir tai, kas būna visa kita išskyrus balsą. Todėl tau čia yra įrodymas, kad ne visada užtenka, arba dažniausiai neužtenka vien tik balso. Bet aš manau, kad visų kitų dalykų galėsi išmokti pas mūsų kolegas, jie tikrai neprasti. Taip, tai buvo tokia daina. Pažiūrėkit, kaip aš apsirengęs. Nu, tai čia viskas aišku, kad stilius įtinka. O man tarp kitko patiko labai savotiškas balso tembras. Sakyčiau, stipriai yra sudainuota. Ir tokia maniera man yra labai priimtina, tokia muzikinė maniera. Ir kad Agnė sakė, kad jaudinasi, tai aš to nepastebėjau. Labai normaliai, drąsiai. Nu, galbūt scenos ilgesys, bet apie tai mes nekalbėsim. Ir šiaip man atrodo, kad jeigu tokie žodžiai man patinka taip gyventi ir nuo nieko niekada nepriklausyti, galbūt švelniai ir nedėrėtų dainuoti. Čia kaip tik reikia išreikšti savo tokią normalią nuomonę paprasčiausią. Nu, aš sakau, man tai patiko, aš tai visai nieko prieš. Aš tai labai džiaugiuosi. Aš tai labai džiaugiuosi, kad Rūta ir Montvydas neatsisuko ir nepaspaudė to mygtuko. Ir mes turime galimybę, kad galbūt tokį šansą, galbūt ji mus pasirinks. Jūs daug praradote. Tokio balso analogo aš Lietuvoje nežinau. Iš tikrųjų, tai yra... Aš atsisukęs tikėjausi pamatyti mažiausiai ištatuiruotą kaklą. Dažytus plaukus, tokią rokerę. Šlaunis ir taip toliau. Galų galiai ir aš atsisuku ir negaliu patikėti, ką matau. Man labai patinka tas stilius ir tas švelnumas, kuris taip, sakykime, visai dera vienas su kitu. Galingas balsas, švelnumas, natūralumas. Atėjo laikas tavo pasirinkimo. Yra du variantai ir... Ką tu renkiesi? Farą.
Fara. Elitas. 10 metų kokybės.